Sveiki, nu tai ką, pas mus Autovibe salone dar vienas kiniškas automobilis. Pirmas mūsų pabandytas atvežti ir sėkmingai parduotas buvo Xpeng P7 Performance. Na, o dabar atsivežėm ir jau išbandinėjau BYD Sea-Lion 7. Automobilis iš Europos nupirktas, labai man bent jau asmeniškai gražaus kėbulo, labai gražiai šviečiančiom farom ir taip toliau. Melsvos štai tokios spalvos, gražiais ratlankiais ir taip toliau. Tai trumpai pabandysiu papasakot, kas man per vieną dieną važinėjausi dabar, sakykime, parą laiko, kas labiausiai patiko ir kas sužavėjo. Tai apie patį automobilį, tai gal nuo to kėbulo ir pradėsim. Tai man patinka labai tos aštrios linijos, tikrai gražus žibintai. Jis turi tokios agresyvios šiek tiek išvaizdos, sportiškos. Jau vien nuo durelių atidarimo pasijaučia tikrai gera kokybė. Durelių rankinėlės labai minkštos, labai lengvai atsidaro duris. Deja, šis automobilis pritraukėjų neturi, bet kai buvau užvažiavęs į atstovybę Vilniuje, sakė, jiems nededa. Taigi, duris atsidaro labai minkštai, labai patogiai, dėl to, kad išlenda rankinėlės pilnai. Pavyzdžiui, Tesla automobiliuose šiek tiek erzina, kad reikia įstumti su nykščiu arba su pirštu ir kad atsidaryti duris. Taigi, šviesios spalvos salonas. Nu, nerealiai atrodo. Čia yra natūrali oda. Iš karto atsidarius duris nujaučiasi, kad čia yra tikrai geros kokybės automobilis. Tai toksai salonas. Būtent čia yra aukščiausios komplektacijos Sea-Lionas, todėl jisai turi head-up displejų ir didesnę bateriją. Baterijoje yra, jeigu dabar nesumaišysiu, tai 91 kWh. Automobilis važiuoja apie 500 km. Aišku, kad panoraminis stoglangis. Štai čia DIN audio muzikos aparatūra, gale subwooferis yra. Taigi, sėdam už vairo. Pasijungiau taip pat programėlę. Viskas veikia puikiai. Yra ir štai fiziniai raktai, taip pat kortelė. Taip, tai gal apie pačią sėdėseną. Nerealiai patogios sėdynės, tikrai atsisėdėjos yra minkštos, patogios, šiek tiek turi tokius kaip Recaro salonų išbaigimus iš šono, tai atsisėdus tikrai patogiai įsispaudžia nugara. Taip, užsivedam automobilį. Tai štai taip pasitinka didžiulis ekranas. Labai faina, kad yra ir čia ekranas, man labai patinka. Daug esu Teslų išbandęs, daug važinėjęs. Man šiek tiek trūkdavo čia ekraniuko ant senesnio modelio. Salono apšvietimas. Čia galima jį susireguliuoti, mačiau, ir pagal muziką, ir pagal viską. Taip, dar nepaminėjau, automobilis iš karto, kad nepamirščiau pasakyti, yra su akustiniais stiklais, su dvigubais stiklais. Taip pat čia yra visur aptraukta oda, čia oda. Man gal šiek tiek durelių atidarimo ta rankinėlė nelabai patiko, bet matomai čia įpročio reikalas. Jinai taip pat labai kokybiška. Langų pakelimo mygtukai taip pat labai jaučiasi, kad yra ne pačios pigiausios medžiagos. Čia taip pat viskas irgi gerai. Visur yra minkšta, niekas nebarška, netarška važiuojant. Jisai važiuoja labai komfortiškai. Aišku, su įspūdinga trauka automobilis 390 kW. Tai šiandieną pasikroviau iki 80%, tai šiuo metu rodo, kad galima nuvažiuoti 388 km. Tai toksai vidus. Man sėdynės čia gal labiausiai toksai ta detalė, kuri labai gražiai atrodo. Tai automobilis turi CarPlay'aus funkciją,
mano telefonas yra pajungtas, tai kas mėgstat naudotis Veizu, tai per tokio dydžio ekraną tikrai matysit ir kur pareigūnai stovi ir visa informacija. Taip, dar šis ekranas gali apsiversti, bet tuomet jūs negalėsite naudotis CarPlay'im. Tai va taip apsisuka ekranas. Aš bandžiau važiuoti su tokiu, gal tai irgi yra įpročio reikalas, man nelabai patiko, man labiau patinka, kai jisai tokioj padėty yra, jisai didžiulis labai informatyvus ir taip toliau. Taip, tai toliau apie funkcionalumą. Kinų gamintojai turbūt turi absoliučiai viską sukomplektavę, ką tik įmanoma į automobilius. Tai net nepasakosiu, kad čia yra begalė visokių asistentų saugumui palaikyti, ar Active Cruise Control, aklos zonos asistentai. Tai yra jau turbūt yra bazinis dalykas, ką kinų gamintojai įdės į automobilį. Pats Bidas žavi savo kokybę, kaip ir Xpengas, tarp kitko, irgi mane sužavėjo, kad yra labai kokybiškai surinktas automobilis. Taip ir va čia Bidė irgi pajudini, niekas netraška, nebraška. Yra tokių labai net, šiek tiek šokinėsiu su mintim, nes kai viską filmuoju, tai kad nieko nepamirščiau. Pavyzdžiui, labai protingas sprendimas. Kraunat čia mobilų telefoną, yra ventiliacija, nes dažniausiai kraunant labai kaista telefonas. Čia yra ventiliacija. Kaip ir elementaru. Ir padarė, kad nekaistų. Čia yra bėgių jungimo svirtis. Jinai labai tyliai ir maloniai jungia viską. Parkingo mygtukas yra. Čia yra regeneracijos valdymas. Čia yra režimų valdymas. Galite nusistatyti, pavyzdžiui, sport režimą. Snow, Eco, Normal. Tai labai geros raiškos 360 laipsnių vaizdo kameros. Na ir sakau, čia reikia pravažiuoti, kad suprasti, kokia yra šio automobilio trauka. Tai dar pafilmuosiu saloną. Panoraminis stoglangis, tarp kitko, irgi labai maloniai užsidaro, nes tai nėra fizinio mygtuko, tai yra sensorinis mygtukas. Ir užsidarot panoraminį stoglangį. Kas man irgi labai patinka, kad galima uždaryti jį, o ne tik jis yra stiklas, nes, pavyzdžiui, Tesloj Y nėra uždarimo funkcijos, tai čia aš vertinu kaip privalumą. Tokios juodos lubos fone matosi. Tai tikrai labai gerai padaryta. Dar visai fainas ir patogus dalykas. Tai yra puodelių laikikliai, kurie įsistumia žemyn priklausomai nuo jūsų gėrimo dydžio. Paspaudžiat mygtuką, jie grįžta atgal. Gerai, tai tiek apie turbūt automobilio saloną. Dar išlipsiu pakalbėti apie jo išorę, apeisim. Odinis vairas, automatinis parkavimas, sėdynių ventiliacija, šildymas, šildomas vairas ir taip toliau. Pats automobilis, būtent šis, kas norėsit atvažiuoti įsigyti, turbūt jį neturi jokių salono pažeidimų, yra visiškai kaip naujas, jis yra nuvažiavęs 16 000 kilometrų. Ir turbūt labai svarbus momentai visiems, kas galvojat išsirinkti kinų automobilį, apie garantiją ir aptarnavimą. Tai iš karto užbėgsiu tiem, kurie labai yra nusiteikę prieš kinų elektromobilius, pavyzdžiui, ir ten šneka, kas bus, jeigu bus. Nieko nebus dėl to, kad Vilniuje bent jau atstovas yra lygiai tas pats, kuris turi ir BMW. Tai jeigu manot, kad tokie centrai daro nesąmonės ir prisiveža mašinų, kad tik jas parduoti ir negalėtų po to aptarnauti klientų, tai yra visiška nesąmonė. Taip, kad galite jausti saugus, įsigiję kinišką elektromobilį, lygiai taip pat. Ar tai būtų Bid, ar tai būtų Xpengas, ar dar kažkoks, jeigu tai yra atstovybė valdo normalūs žmonės, tai gali tikrai pasidomėti, nes, pavyzdžiui, Xpengas ir Bentley's stovi vienoje vietoje.
Tai manot, kad jūs negausit detalių, ar jūsų neaptarnaus kažkas tinkamai? Nu, gal manykit. Aš manau kitaip. Tai va, tai o bydo garantija yra 6 metų, kadangi šis būtent automobilis yra europinis, tai jam galios visiškai visos tos pačios garantijos. Bijau sumeluoti dėl bydo kilometražo, bet man atrodo, kad 150 000 km ir 6 metai yra bendra automobilio garantija. Tai daugumos europiečių jūs tokios garantijos tikrai negausit, tai pirkinys tikrai saugus. Būtent šio byd automobilio kaina yra be kelių eurų 50 000 eurų, tam, kad galiotų perkant PVM mokėtojui PVM lengvata. Pasinaudojus PVM lengvata gaunasi 41 300 eurų plus minus. Ir dar dabar paleido APVA paramą verslui. Tai vadinasi dar minus 2000 eurų nuo tų 41. Tai už 39 000 eurų aš nežinau, ar įmanoma nusipirkti kažką tokios komforto įrangos ir apskritai taip važiuojančio komfortiškai ir taip gerai veikiančio automobilio su tokia ilga gamintojo garantija. Taip pat su bankai susitartume ir likutinę vertę, tai įmoka tikrai būtų juokinga, o turėtumėt prabangų automobilį. Tai vat, šokinėju nuo minties ant minties, nes tikrai yra daug ką papasakot, labai sunku yra iš vieno kadro viską apžvelgti ir pasakyti, bet kiek įmanoma tą stengiuosi padaryti. Atvažiuot galit pas mane, automobilį duosim patestuoti, pavažiuoti, pajausti, kaip jis elgėsi kelyje. Apie pačią pakabą, kas liečiant važiavimą, yra jisai standus, nėra jisai nei kietas, nei minkštas. Toksai per vidurį, jisai neerzinantis yra, bet daugiau gal į vos kietesnę pusę. Bet jis toks standus tiesiog. Tai va, gerai, einam tada dar pasižiūrėti visko iš lauko. Plaukit, jungiam parkingą. Taip pat šiandien važiuojant dar išbandžiau asistentus kamštyje, tai viskas puikiai veikia. Tai va, žibintai su tokiu viduj melsvumu, labai gražu. Apie vietą gale. Blemba, tas durų atidarymas, žinokit, reikia padarinėti tas duris, kad suprast, ant kiek kokybiškai padarytos tos rankinėlės. Taip, tai gale vietos labai daug. Tuoj aš atsisėdu. Čia priekyje yra, aš esu 1,85 m, kartais 1,86 m, kartais 1,84 m. Tai vat, man vietos kojoms čia labai daug. Gale taip pat šildomos sėdynės. Čia sėdynė sureguliuota visiškai komfortiškai, net ir aukštesniam žmogui sėdėti. Taip, už manęs vietos daug, nežinau, čia tikrai atsisėst labai patogiai galima. Tai kas turit vaikų, ar ne vaikų, ar kažką vežiojatės, aukštesnių žmonės, tai jie jums padėkos, kad automobilis tikrai erdvus ir patogus. Įkrovimas labai gerai padarytas, greito įkrovimo atidarimas, labai patogu, nėra kažkokios tai ten gumos, kurią reikia ištraukti ir taip toliau. Taip, uždarom. Tai va, atvažiavo automobilis su tokiu defektu. Tai yra įbrėžimas, kurį pabandysim poliruoti. Jeigu nesipoliruos, reiks dažyti. Žibintuose lašiukai. Čia visiems pasakysit, per kiek iki 100 įsibėgėjat. Bagažinė. Automobilis be to 4 varomais, tai žiemą tikrai rūpešių nebus. Taip, įkrovimo laidai ir netgi prailgintuvas yra komplektai, jie yra dar nepanaudoti, visiškai nauji. Taip pat kilmėlių dar vienas komplektas, šiuo metu automobilis su guminiais kilmėliais. Čia dar net nenuplėštos izoliacijos. Bagažinė matomai buvo šiam automobiliui nenaudojama, nes nėra jokių, čia dažniausiai būna žymių apie pažeidimus. Tai viskas švaru ir gražu. Apačioj turi dar vieną gilų skyrių. Normali bagažinė, pakankamai didelė. Tai aišku, kad bagažinės liftas. 4 varomi. Epsas irgi veikia gerai.
Labai nieks ten nepastebėjau, kad striktų ar kažkas, informacijos daug. Čia galite, jeigu naudojate kortelę, priglaudžiant, užrakinti, atrakinti automobilį. Tai vat. Šį kartą turbūt tiek apie patį bydą. Tai kam įdomu, laukiu jūsų Kubiliaus gatvė 23, Autovibe salone. Arba užsukite į autovibe.lt, pamatysit mūsų visus parduodamus automobilius. Na, jeigu netinka šis, ar ieškotės kažko išskirtinio ar įdomaus, tai susisiekit, pabendraukim ir gal mes galėsim jums padėti. Dar šiek tiek grįžtų, nes labai gerai atrodo tie raudoni suportai stabdžių ir gręžiuoti stabdžių diskai. Tai va, toks tas bydas.